kokio formato šitie atsiskyrimai, koks jų tikslas, kokią vertę jie kuria žmonėm, kurie atvažiuoja dalyvauti galbūt į tuos atsiskyrimus. Dažnai žmonės sako, kad oi, mano protas tik nurimo, o tik dabar jau čia uždarimo yra tik nurimo, o dabar jau reikia išvažiuoti. Labai dažnai kas nemyli tiesiog savęs. Tai žmonės galbūt randa kažkokius priėjimus prie savęs ir randa metodus, kaip galima keisti žalingus proto įpročius ir nusistovi. Ir tada, kai jau protas nusistovi, mes galim pažvelgti į vidų ir pabandyti suprasti, atsakysti savo į klausimą, kas aš. Į tą didelį klausimą, tie, kas dar nori sužinoti, iš ko susideda ta patirtis, kurią aš vadinu aš. Ir kaip veikia, iš kur kyla kančia, o kas yra laimės šaltinis, visus tos dalykus iš patyrimo pamatyti. Tam reikia truputį ilgesnio laiko.